Treneri, minėjot vienam iš interviu, kad kartais jaučiatės kaip oda nulupęs nuo širdies, kartais kaip skrajojantis debesyse. Tai labai buvo netoli tos odos nulupimo, bet galų gale vis tik kilstelėjo į debesis turbūt. Na, iš tikrųjų, šiandien tai norėtųsi pagirti savo vaikinų, savo komandą už tai, kad greitas praleistas įvartis neišmušė mūsų iš vėžio. Ir tai, kad ypač kas liečia antrą kėlinį, tai jų energija ir tai tos mažytės detalės, ką mes buvom sutarę, kaip mes norėjom atakuoti. Jie ko puikiausiai vykdė ir kitas dalykas, ką norėtųsi užakcentuoti, tai kiek mes šiandien susikūrėm progų, tai matyt, šiandien yra 7 žaistos rungtynės, tai visus sudėjęs, visas iki šiolį sužaistas rungtynės, šiandien dienai buvo daugiau momentų, negu buvom iki šiolį sužaidę rungtynių. Tai džiugina, nedžiugina dar realizacija momentų, taip kad šitoj vietoje tikrai tokie momentai, kur tikrai tu turi išpildyti, realizuoti. Iš tiek, bent jau pusę tų momentų būtumėm realizavę, aš manau, tikrai šiandien būtumėm pasiekę pelnytą pergalę, bet taškas yra taškas. Na ir varžovų treneris minėjo tą dalyką ir čia žinom, kad retai kada būna štilis. Šiandien iš tikrųjų ir matosi pagal reklaminį stendą, kad vėjas stiprokas ir be abejo tai turėjo įtakos turbūt ir veiksmam aikštėje. Na, tikrai, kas be ko, aišku, galbūt pirmas kėlinys visai kitaip, galbūt daugiau oro sąlygos daugiau privertė kamuolį laikyti ant žemės, mažiau ilgų kamuolių. Antram kėlinį jo šiek tiek kitaip galima buvo, žaidžiant pavėjui, galima bandyti atidarinėti erdves, susidarinėti sau laisvas erdves ir tas puikiai atakuoti. Tai jo, buvo šiek tiek įtakos. Na ir dabar pas jūs labai svarbios yra dar vienos žinios iš lazaretų. Tai kokia ten situacija su jūsų žaidėjais? Vėlgi, kol kas nudžiugint kažkuom tai pozityvių negaliu ir laukiam sugrįžtančių tų traumuotų žaidėjų. Bet vėlgi, jeigu tą matysiu vaizdą, kurį mačiau šiandien, tai, žinot, viskas bus gerai.